vasara ir nieks jos neatims. Dar viena diena, dar viena naktinių, o meilus eilą pleš žmonės. Dar viena naktinių išvykos diena. Sveiki gyvi, sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Sveiki gyvi, gidijau. Aš čia pasakiau. Žodžiu, einame valgyti į Botanica Garden Cafe, va, į sveikatą, teisybę. Hola. Ir jo, čia muzika groja, tai nelabai kas girdėsit, bet maistu vis tiek parodysim, ko valgom. Va, turim skaičiuotuvus, skaičiuojam pinigus, nes turim tik 700 grinų, o čia kartel nepriėm. Tai reikia skaičiuotis visko, meniu tokie fainus, labai gražus. Tėtė, šiaip kavinukė irgi taip džiunglių stilios, o kainos irgi nesikandžiai, sultis 3 eurai. Nu, pagal Meksikos kainas kaip iškandžiais, bet mes Tulumą nesam, tai reikia neužmiršti. Čia va ir visokių, aš pasiėmiau stuffed croissants. Čia dar yra irgi visokių sweet, pastries, coffee, nu žodžiu, extras. Nu, nedidelis meniu, bet pasirinkti yra ką. Tai va, einam laukt maistą ir jo. Croissant su salotom, salmon toast, Caesar salad. Žodžiu, mums skanus, einam valgyt ir tada važiuosim išsiimti pinigų ir varysim į lagūnų. Tai pasimaudysim lagūnai, pasibūsim ir dar pasižiūrėsim, kur dar čia galim kur nuveikti. Nors jau Tulums jau iki čia stovi, tai šit sako, Tulum man vaks 2 dienos, o čia nebent surasit, kur geresnė veikti, bet apart vakarėlių, restoranų valgymų, tai čia nėra ką veikti. Tai, na žodžiu, skanos mums, skanos jum, jeigu žiūrėt valgydamus ir einam vis valgyti. Prieš lagūnų reikia veikti Okso, nežinau kaip šį vadinasi, Ošo galbūt. Reikia pasimti biškį užkandžių, biškį atsigerti ir kad būt ne rytoj, o šiandien mum atsigerti, nu, pavalgyti atsigerti prie lagūnos, nes ten kiek skaičių sakė, yra jokios kelias, bet čia kaip paskutinienį man toks biškį vibes, man patinka. Oi, čipsų ir visokių, bet nei vienus neskanus, tai Meksikoje geriau čipsų net nevalgyti. Alos yra. Alas, tada yra visokių smučių, yra dar čipsų, visokių saldainių, viską. Kažkur norėčiau vieną saldainį. Šiek man kokių mini snickersų yra. O, geras. Čia viską mini yra. Skittles. O, Milky Way koks įdomus. Bet Skittles kaip brangiai kainuoja, nu jau ne. Čia Milky Way. Koks irgi Avelana su riešutais, o čia irgi Milky Way, žiūrėk. Be riešutų. Čia tiesiog. Snacks. Žodžiu. Gerai, reikia pasimti atsigerti kur nors ir jo. Man dar savietė Milky Way. Nu, žodžiu, Milky Way yra visokių skonių. Važiuokit valgyti Milky Way. Nes Milky Way ir visokių skonių Milky Way. Nors mums Milky Way ne sponsorin, ne reklama čia, bet Milky Way. Žodžiu, gerai, reikia pasimti atsigerti, nes aš numirštu tuoj. Kapėts, pipėts tuoj bus. Всё, gerai. Dabar jau susitinkam iš lagūnos. Bus pirmas įspūdis. Arba bus... Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Pravažiavom tokį šlagbaumų gerų iš medžio padarytų. Nu, toks medis, tiesiog nuvirtis ir tiek. Žodžiu, va, parkings. Mes esam ne sezoną met, nes lietsly, jo, žiauriai lietsly, nes ne sezoną met, taip vara liets, kad neįmanom. Tai žmonių nieko nėra, kelios mašinos ir jo, ir einam pirkti parkingą, einam pasimaudyti, pasidėgit kalbiškį, nes šiandien UV visai neblogai, o 2 sukandžiotus, nu žodžiu. O dar vienas atvažiuoja ne sezoną metu. Žodžiu, всё, einam pasižiūrėti, kas čia gera. Va, Lagūno de Canlum. Reikia, yra parašyti take care of the flora and fauna, rūpinkitės gamtą ir gyvūnais. Jo, žodžiu, nieko naujo, tiesiog džiunglių takelis vaikštom, liepė nusipraust, nors sakėm, kad mes jau nusiprausi.
Pasakė taisyklės. Nu, bet nieko padarys, taisyklės. Nu, ir kepyt. Žodžiu. Einam žiūrėti. Va, tak jau tą kelią einam. Čia krokodilų turi būti daug. Va, lagūna Kanlum. Va, čia viskas yra, te padaryt. Taip vat, gamtos neišniekit. Va, aplink medžiais padarytus. Šiaip šitoj vietoj man patinka Meksika, nes jie maža labai pjauna medžių viską. Jie visko aplink apdaro. Pavyzdžiui, vidury kelią stovi medis, aplink jie bus apibetonuoti. Va, žiūrėkit, kaip gražu, žiūrėkit. Va, čia Velšytė, va, Smilkala. Mes, žinokit, grįšim į Lietuvą šventieji. Tai kas jau su mum bendrausit iš pažįstamų, tai žinokit, kad mes esam apšvestus, pašvestus ir taip toliau. Žodžiu, labai gražu. Va, pasižiūrėkit, kokios spalvos, kokios lagūnos. Wow. Nu jo, už tokių lagūnų negaila tokių pinigų. Žodžiu, žiauriai fainai, žiauriai gražu. Einam maudytis, jum reportažas vėliau prasidės. Žodžiu, kamerų paliko mašinai, nes baigėsi krauti, reiks dėti pakrauti. Va, tėtė guli. Va, jis čia labai gražus, labai mažai jis čia jum ką pafilmavo. Bet tiesiog norės kartais ir patiem pasidžiaugti tom atostogom. Tai dabar biškai paskiriam savo laiką šitam gražiam vandenį pabūti. Jo, čia ir žuvyčių, ir lydekų yra, viską yra čia. Ir jo, labai fainai, labai gerai, labai smagiai. Ten skauda beveik gal. Beveik gal? O pavaryk. Tenka. Gerai. Daram tėtei pylingų. O, gerai. Palauk, dar neįsigėrė, kad tu čia stojies. Va čia tai jėga. Pakastins ir dar visą šudą. Kas už trusikų kišmanį? Mam! Čia už trusikų vyrų. Žodžiu, mums sakė, jiem kepurį sakė šit žmogus, kad sakė labai gerai, va, tai dabar reikia šitą papasimti šitą, o šitą taip trinti. Aš nusivalys irgi visas dažnas. Bet jis nėra šis labai smėlis žiaurė. Aš apsivemt galim, fu. Bet tai gerai, atsivalė. Negalima to. Smirt kaip visai. Tai neuostik. Yeah, the smell. You can feel it. I don't know how to say it. It's like something. Yeah. You feel it. It's also very good for the hair. But, just try it in the skin and you'll enjoy it. You have to wait Until it gets dry. When it's dry, clean it. Okay. Aš jums nieko nematau, ko mes šitą darom. Bet žinokit, mes matot, kaip dėl jūsų stengiamės. Prašom like, subscribe ir viskų dėkit dabar follow. Nes jau šitep nieks taip nedara. Taip youtuberinė. Go vėl. Žodžiu, aš daugiau nebetrinu, nes man jau aš dabar apsmirda viskas čia. Dabar reikia laukti, kol išdžios. Jau reikia laukti. Sakė laukti, kol išdžios. Bet jinai kaip smirda. Žiaurė. Kaip šuda apsidėt. Žodžiu, gerai, einam laukti, kol nudžios. Varykit mergos visos čia. Tokios gražios bus. Žodžiu, gerai plaunam veidą. Žiūrėjom, vienas dalykas. O, dabar tu atsiplausi, jeigu tu negali pasinerti. Geras mok plaudės. Jau lova nelaisvė, reikia smėliuota. Nu, jos jau 5 metam jaunesnis atrodo iš karto.
Mama irgi jau atrodo iškart, va, o 10 metų mam tu kokia jaunesnė atrodo, žinok. Kaip nepilnametė dabar tu atrodo, va. Vsio, dabar mes matė dėl jūsų koks iššūkis daroma, jūs nieko nežinot, nesuprantat čia. Prašom like, subscribe. Einam mes link dušų, paliekam lagūnų. Mum už nugaros. Einam nusiprausti, varom pavalgyti mūsų mėgstamiausių restoranų Buffalo. ir tada, nežinau, kur dar veiksim, bet jau čia skaidegio. Bet čia biški. Nu, ta prasme, nuo praeitą man dar čia raudon. Bet jo, einam, žodžiu, va, prie džiunglis, atgal. Patenkytus, gražus. Visko. Jo. Veids švars, kaip kūdikė. Nu, pasižiūrėsim. Tai išprotėję biški. Žodžiu, vsio, varom. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Mūsų ir kasdienybė, kai mes išeiname laukų, mam nieko nebemato tiesiog. Žodžiu, einam valgyti, man pečia vėl nukėpė. Nu, šiaip viskas nukėpė, bet pečia labiausiai. Tai einam valgyt šitų burgers. Nes burgeritos yra kažkokie taip pat tenai. Neblogus burgeriai, nes jau tu man taip jožik в тумане. Žodžiu, varam valgyt, pasižiūrėsim ar skan ar ne. Mes jau biškina meksikietišką maistą reik pertraukos, tai varam burgerį. Tuoj palaukti, jūs negirdžiat, nes... O, gerai, atėjome burgerinį pavalgyt, atsisėdam prie vėjelę. Mam rinka sulčių, sakė, kodėl nėra sulčių, sako, šiaip tai burgerinė atėjo, tai sulčių nėra, tai kažkokių geltonų rado vienų sulčių, tai spraitų gers, aš su nudegusiam pečiam sėdžiu, bando kvepuot, nes pirm nesijautė, bet dabar taip jaučias, kad kapėt, 6 laipsnio nudegims, tai eidamus atgal užeisim į vaistinį, nusipirksim pasitept ir SPF-ą. Aš apsėdžiam tokio žiauri klasik peteliai. Šiaip viskas tolu man taip klasik tokios valgymo vietos tarp džiunglių man patip. Taip, žodžiu, laukiam maistą, atnešė maistą. Burger, bulvyt, visiems tas pats. Čia kokteilis, nealkoholinis, sultis, sprite. Mums skanus, man baig pečia sudegti. Pavalgam ir į vaistinį ir einam pietučių pamėgoti. Susitinkam, kai veiksim kur nors įdomus. Žodžiu, nebūt per trumps video, kad būt biški ilgesnis, tai bus kart sujungt ir rytojus video čia. Mes esam nudegi žiauri, jo, čia viskas nudegi ir mes atsisveikinam iki rytdienos, tai realiai susitiksim už 3 sekundžių. Ir jo, važiuosim į Bakalaro, vėl į Lagūnų, apsistosim naujam viešbučiam, viskas nauja. Tikiuosi praeis nudegims per naktį, nu, nepraeis jisai per naktį, bet kuo daugiau ką praeit. Ir jo, žodžiu, susitinkam už 3 sekundžių. Labą naktį. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Labas rytas, vokiečiai. Nu, atsikėlam. Ir kuo jūs galvojat, ar man geriau buvo? Tikrai ne. Man pirmoji pastebėjo mano nugarų, kuri buvo padengt puslėm. Aš jums net nejuokauju, buvo padengt puslėm. Nudegimai buvo žiauriai stiprus, kad net kvepuojant jaučiaus tarsi od būtų įtempt iš vidos. Čia įded nuotraukų, kaip atrodžio iš ryto. Jei nenorit mano matyti nugaros, praskipkite 10 sekundžių į priekį. Šiandien nieko beveik nefilmavo, nes ne vien, kad nebuvo nuotaikos, todėl, kad paprasčiausiai nebeturėjo jėgų laikyti kameros. Nu, bet vis tiek turėjom judėti kitų mūsų kelionės stotelį Bakalarų. Pakeliui sustojom nusipirkti ananasą ir jaučiasi ir tas vienas kadras, kuris dabar atrodo kaip paskutinis rams moments prieš visų dienos chaosų. Nu, pasižiūrėkit, kokie tie ananasai buvo. Nusipirka ananasų man pagaliau, su jiem parodė, kur nusipirka. Nori. Šitą gražmoterę buvo reikia pirkti. Jo. Sako pasirinkimą. Va, koks ananasas nusipirka. O, gerulė Bet čia. tokie prinūki, čia tokie, šit su mažai plaukų, Jo. šit apkirps kaip aš. Jo, ir dar vienas. Su daugiau plaukų, jis jau kaip, nežinau. Na, kaip aš.
Čia jau va toks. Va, čia jau toks normalesnis. Bet jie tokie, aš visą laiką sakiau, kad nu, man jie taip gražiai atrodo, bet ar skanus bus, tai pasakysim ir paragauti. Jo, man dabar važiuojam, aš višnu mėgo, man nugar matas, ujujui. Nieko tokia, vis gera. Nu čia GPT sako, kad viskas gera, tai nereikia amputuoti nugaros. Tai, žodžiu, važiuojam, ledos gavom ir čia plyja viskų, nusipirkam ananasų, žodžiu. Prieš atvykstant į bakalarų mūsų planas buvo, kad atvykę eisim pavalgyti. Bet, kai tik tai atvykom į bakalarų, iškart supratom, kad reikia į vietinį klinikų nueiti. Žodžiu, gerai, nuėjom. Tai kol šito, nu jo, čia aplink biškį. Kol surado, kad šneka angliškai, nes aš sakau angliai, sako, no. Bandėm su vertėjai, nieko nesuprant, žodžiu, nesvarbu, bet atvedė vertėjų, išvertė. Sakė, kad šitie vaistai, kur dabar tepam, yra gana neblogus. Bet sakė, gerai, kad atvažiavot pas daktarų. Sakė, mum šitoj tiesiog nuvalės man tam to žaizd, visko aptvarkės. Ir sakė, toliau tept šito. Tai, na žodžiu. Kažkaip tep ir jo, ir einam apsimokėti mes dabar visko. Grįžtant link mūsų viešbučio matėm ir tokių vaizdų. Va. Po apač parduotuvę, viršui hotelis. Žodžiu, einam, įsičekinam. Nieko čia nėra, aš nežinau, kas čia yra. Va, pipint čia vis, va. Žodžiu, einam įsičekinti, pavalgyti ir mėgoti. Dar parodysim, kuo valgom ir tada jau tikrai mėgoti. Mūsų hotelis Tulips, va, čia yra wow, va, čia kaip viduramžių laikas. Tada, kur yra. Vakar. Dvi lovos. Tėlek, žiūrėk, plazminis čia. Eik, tamės. Šitas vėjelis, čia tik langų nėra, biškai pasigėdam. Langų nėra. Oi. Ne, patraš, neišlaida uostą. Nu, žodžiu, čia biudžetinis variantas kaip ir Grand Canyonan kažkas panašus. Bet čia visai dar nieko toks. Ne, čia geriau negu Grand Canyonan. Nu, tas tai geriausias. Žodžiu, gerai, eina. Vakar pagaliau pavyko atsipalaiduoti ir pasimėgauti vakarienį, žinodams, kad, nu, nereiks amputuoti nugaros. Įžem restoraną labai gražiai, atnešė užkandžių kažkokių, nu, tipo, jie čia visiems neš, jų čia jų, tai, žodžiu, einam valgyti, nebefilmuosi nei maistą, nei nieką. Aš apgavo greit parodo maistą ir dabar jau tikrai atsisveikinti. Lašišos kepsnys su bulvių piurė ir jūros gerybėm, labai skanu gardu. Makaronai su... Pasta su lobsteriu. Jo, su lobsteriu pasta. Ir su salsos padažu česnakiniu. Ir čia burgeris su lobsterio kotletu ir bulvėmis. Viso, skanaus, mylim, bučiuojam. Ate! Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Hello, sveiki gyvi, grįžom po dienos nesimatymo, viena diena praleista buvo va šitose nuostabios lovos. Žodžiu, kuo mes dabar veikiam, mes dabar einam įsičekinam, tada varam pasižiūrėti bakalarą šitos lagūnos, tad gal dabar pusryčiausim kur nors, nes man kaip ir pilžiaus kur nors, aš sakiau, kad nepusryčiausim, sakiau, tėvam namus pavalgyti, taupam pinigais, bet aš valgyti noriu. Jo, nudegimas sugyja, mum abiem, maždaug, mamai dabiški daugiau, man jau viskas jau good. Ir, nu, dar dabar SPF reikia nusipirkti, reikia visokių šūdų, dar iš vaistinės ir šits dabar draugaus jau su manim iki atostogų pabaigos, bet jau pripraskit. Ir, jo, žodžiu, važiuojam į naują dieną. Taip. Laimingą kelią. Laimingą kelią. Čia mūsų viešbutis iš išorės taip atrodė, nežinau, ar jau rodžia ar ne, nes per dieną labai daug pasikeitė viską. Nes vakar tiesiog pragulėjom visų dieną. Aš lovai tavo bišbuo čia į pusrytį pavalgė, tad grįžę, pagulėjo lovai. Tad kai saulą nusilaidė, išėjom vėl į pavalgyti į restoraną. Skaniai pavalgėm. Ir jo, dabar einam iki vaistinės kažkom, nes čia prie pat. Čia pas mum vaisių yra parduotuvė, pardavinėjama. Šviežus vaisiai, šalti čeburekai, šaltas alus. Žodžiu, jo, einam iki vaistinės. Nusipirksim kažką, SPF-ą būtinai nuo vabzdžių, nes rytoj kaip ir į džiunglis einam. Tai, jo,
Žiūrėk, va, šuniukai vaikšto. Jaučiuosi kaip, nežinau, kaip sakau, kaip Tailandą. Mama va po priekį. Oi, žodžiu, fainai, čia fainai. Čia ir va, kavinukė, kažkoks maisto baras, vištos, va. Turgus čia. Ne, sorry, sumaišo turgus. Jo. Ai va, farmacijai prie pat. Jo. Visi mane žiūri kaip į durnukį, aš einu ir jos filmuoju. Nu, aš jau. Bet man padaryt, ką aš jas filmuoju. Kai jie stovi man po kojom, tai aš ir filmuoju. Va, farmacija. Let's go shop and let's go look at the lagoon. Lotynų Amerika, Muchas gracias, mama. Nupirk man sombrero, aš noriu būti kaip kabaliero, mama. Prašau, mama, aš noriu valgyti burritas, mylėt senjoritas, mama. Nupirk man sombrero, aš noriu būti kaip kabaliero, mama. Kiek kartų sakyta, noriu valgyti burritas, mylėt senjoritas. Apkavom, mes atskrydam į Liverpoolį dabar, va, ir Liverpool. Va, jūs nežinot, nu čia palmės, čia dirbtinės aug, čia jūs neapsigaukit, čia, va. Ir aiškiai parašyti Liverpool. Mes varysim, jo, į Liverpoolį. Žodžiu, nebevažiavom į Bakalarą tos laguns visus, nes ten, nu, ten gal ir būtumėm sugi, bet, nu, žodžiu, nesvarb, niekad į Platną, mes buvom gražesniai, buvom Kanlum lagun. Nu, kad kažkur eit reik, nežinau. Ir dabar mes atvarėm į Plaza Las Americas į Četumalį, kur sakėm, kad nevažiuosim, nes nėra laika, bet jau antrų kartą mes esam Četumalį per šis atostogas. Pirmą kartą su mano ligoninė, dabar su manim, su Plaza Americas. Tai einam nusipirkt skėtį kokį nuo saulės ar dar ko nors. Ir ir važiuosim papiški link savo nakvynės prie džiunglių, ar rytoj jau mūsų džiunglės lauks. O Starbucksas čia ir gerai, Starbucks very good, very nice. Nu, Burger Kingą gal nevalgykim. Gal vidai pažiūrėsim. Jo, žodžiu, vidai pavalgysim kažką, nu žodžiu, parodysim, nebijokit. Mes ir savo ateičiai norim prisiminti, kur buvom ir jum parodyti. Viskas gera. Čia turim Happy Landų, aš čia visai mielai užeičiau. Įdom, kiek čia kas kainuoja, nes mane aš visai turiu pinigų savo uždirbtų ir man visai čia patikti. Turis pasižiūrėti čia, nes aš Puerto Rican buvau. Neaiškiai, tai laik. Nes aš Puerto Rican buvo tokiam panašiam žiauriai fainai, ten buvo žaidžio lošio ir čerkų išlošio Dave & Buster's. O dabar čia ir geriau eit pasižiūrėti, čia ir va Flexi, Europil, va čia europietiška vaik. Supernaturista, Ciudad con el Perro, va šitą man patek parduotuvė, jeigu čia buvo vyriškų. Jo, einam čia. Šizik parašyta, na, va yra. 999 kainuoja. Žodžiu, einam žiūrėti, jeigu kur nors rasim, nu, tai pasidalinsim. Come on, motherfucker. 5 eurų maikė, žiedas 3,5. Nu, ta prasme. Šitą kaip fan maikė. Santa's Little Helper. The Simpsons. Bet čia ne mano dydis. Nu, žodžiu. Tėtė nieko neišsirenka. Sweet cows. Mama irgi prisėmė jau maikių. Žodžiu. Pinigų leidims 3000. Mus pirkinėjom Meksikoj. Nu, iš rūbų. Tai aš sumokėjau 300 berods pėsų, tai 15 eurų už 2 maikis ir žiedų gražų, o mam nežinau, kiek tu sumokėjai? Čekis yra, nežinau. Kiek aš to sumokėjau? 400 pėsų, 20 eurų už 4 maikis. Tai maikė po 5 eurus. Tai labai gera. Dabar einam tėtis ieškoti ir... Jo, ai va, tėtės to tenai. Ir einam toliau žiūrėti, va čia yra. Mašin, galim pažaisti, jeigu norit va įsitraukt žaislų, kuris lagamino netilps. Pasiėmiau tašiukų ir nešku dažų nuo tėvų. Sako, aš ein žaist. Tai sakė, irgi ateis pasižiūrėti. Tai reik nusipirkti ten, man atrodo, jeigu kaip Puerto Rican, tai reik kortelę tiesiog nusipirkti. Ir jų pinigų dasidėti, žinom, žaidištų, žinai, ir po tą vėl laimėjimą kažkokį. Nu, tai žodžiu, pasižiūrėsim. Kuo aš tai gausiu, kuo laimėsiu. Ir
Jo, biškai parodys, kas kaip ten, nes iš Puerto Rico nieką. Oi, nefotkino, nieką nefilmavo. Tai net nežinot, kaip ten kas. Iš kur senelis turi pinigų? Iš kur senelis turi pinigų? Paklauskime senelio, paskambinkim dabar. Jis viską mums paaiškins, gal atsilieps jis gal. Alio, seneli? Alio? Iš kur senelis turi pinigų? 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 Su kartel su 2 tiketsam ir Hot Wheels mašinytė Bėnui ir guminuką dėdei man. Žodžiu, einam ieškoti mamos ir jo. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Vienam ir vyksta mūsų deginimas ypatumą. Mes su mama einam vakar pavėsis. Atėte gali saulais per saulą. Mes turim va šituo ilguoj kelti kaip va. Nežinau, koks aš rūcijų. Kapėts. O nebėr pavėsį, reikia užsidėti palauk. O viešpatė, kaip karšta. O pavėsis vėl biškį yra. Dėl tavęs lūpytės padažiau, nors tu amžinai pikta brangioji. Aš dėl tavęs lūpytės padažiau, namelis iškart kaip Radviliškė. Kas nežino, kas yra Radviliškis, tai Radviliškis ir mano, kur močiutė gyvena, ten yra Radviliškis. Tai dabar žinokit, Nemunėlė Radviliškis, tai žinokit, kad labai panašu, labai jau graži žalytė apipjaut visur, nu čia tik biškinė. Nu tai kad, aš pasakiau, kad nerai. Va, parkelis yra. Va, čia viskas, va, eisim prie ženklą fotkytis. Čia parduotuvė yra, va, Karla. Monte Carlo. Dirba kažkas. Nebedirbi jau? Ne. Bet man tai graži, čia viskas, va, graži. Va. Va, tas tavo, va, tai geras. Va. Va, žiūrėkit, kiek spalvų graži. Va, čia irgi žiūrėkit, bet čia spalvų pasirinkimų yra visokių, va. Bai gerai. Gerai, baig, bet čia gražu. Va. Nežinau, tai kur mūsų viešbutis, kurioj pusė yra, bet kažkur turbūt. Tas pavadinimas yra viešbutis, ne? Nu, žodžiu, suprato 10 minutų. Reception. Eik čia, va, durys. Eik. Sako, mes su atvažiavo. Arba gal čia reception, gal čia laukti kas nors turėjo. Aš nežinau. Nu, nesvarbu, einam. Žmonės gyvena. Ne, čia gyven, čia ne. Čia reception čia turbūt, va. Tai čia? Na. Šis, va. Ir skambutis, reikia paskambyti. Timbrė, va. Timbrė. Užskraido kažkaip. Vapsla. Fu, tai tau nugarą vapsla. Gerai, einam, įsičiakit ir pažiūrėsim, kur gausim. Gerai, gavom kambarį, viso jau turim visko. Rūkyti kambarį griežtai draudžiam. Va. Lov 1, antri lov. Lempos čia yra. Staliuks, treč lov, jeigu po draugų pasikviestumėm naktį. Plazminis yra. Spint to gerulą. Nu, tokį. Nu, jo. Čia 2 rankom plautis, bėg vanduo. Žiūrėjau, trans kokį bišk baisas, bet nieko tokio. Aš su savo šaš. Ir tuliks, kuriam yra ir švies, o ir tuliks yra. Ir viskas šits, tik tas už $60 nakčiai, arba už štukų 200 pesų. Ir netgi yra šitas
neaišku. O, puč šaltų vėjų. Valio. Jas. Gražu, nu lubos tokios, biški devyliškos. Vaira. Tukans, ar kaip iš čia vadina. Čia iškart, ku mes jau rytoj matysim, va. Tete. O, tu mėgos ten. Ne, aš čia mėgos. Va, mam sakė, tai einam su kamera. Einam, aš ateinu. Vėl neturim tekilos. O? Mes kalę. Va, tiksliai, žiūrėkit. Va. Citrinmedis. Ne, čia ananas medis. Eik, tu čia. Čia ananasas. Eik, Pušit ne ananasas, tas apelsins. čia apelsin. Nu, tie žalius apelsinai. Ir ten restoranas yra. Žodžiu, už mano geresnis už tavą. Eik, tu mano buvo taip. Ir baseinas yra, žiūrėkit, va, aš jums pardą parodys. Tuoj, va. Čia nešiapsau kėdės yra, va. Prašom, kėdės. Baseinas, netgi gils yra, čia dugną nesimata. Nu, aš nežinau, kada mums plaus buvo paskutinį kartą, bet nesvarbu. Bet va. Žodžiu, viskas super, dabar 3 valandos dienos, nes valandą atgal grįžom čia. Ir nežinau, kažkur veiksim, gal kažkur veisim, pasivaikščiot po Pučio kalnai čia ar po Radviliškį, nežinau. Žodžiu, dabar labai karšta, biškį vakarą palauksim ir tada išeisim. Atsiminiau, kad reikia pinigų išsiimti iš bankomato, nes rytoj reikės į džiunglės ten įvažiavim susimokėti. Ir gyvenimą ant getų nėra vairavęs automatą. Dabar vairuosiu automatu, let's go. Nu, bent jau teisės turite, bent jau tiek gera. Žodžiu, važiuojam, pasiėmėm pinigų. Meksikai, tai čia pirmas ir paskutinis kartas, kaip aš vairuoju. Nevairuosiu daugiau, ačiū, prašom. Į tą automatų. Aš 20 kartų norėjau sanką bus pasi, čia duškliks kažkam iškrita jau. Palaukit, dabar nematau, dabar mašiną važiuoju. Palaistui. Važiuoju. Kaip bus, kai aš nematau. Tas Ten jau ant mėlynas. jos važiuoju. Nes gali reikiuotis jis. Nu, aš ten pasireikiausiu. Na, nebloga, nebloga. Dabar man reikia reikiuotis. Ir dabar aš... O, tuk-tuks. Tuk-tuk-tuk. Čia žiedam, tai nieks nieko nepralaidžino. Jo, čia nieks nepravažiuodam. Čia nesupras, nes šovė motociklas prieš nosį. Šitam kapėt jau jiem avarijai. Šit irgi Ačiū, dėkui, gražiai pavažiavom. Geras miestelis. Dar reikia atvažiuoti iki namų, bet čia tik per 2 svarbu yra, tai ką neišbėrit. Все, varam namo. Ir sėdės, ir valgyti ar kažką reikia. Nu, žodžiu, все. Žodžiu, mes jau nusiprausim, man jau mieg, atsargiai. Mes nusiprausim, man mieg pas man, nu, žodžiu, čia kuokštas ant galvos, nesvarbu. Bet, jo, pas man paukščiai ten kažkur rėkoja. Bet gerai, rėkoja. Dabar pas man yra šiaip 7 realiai. Jauč, jo. Paukštis žiauriai gerai rėkia įdomi. Pasitepė susitvarkė nugarų visko. Ir eisim gulti neužilgą, nes rytoj keliamės 5 iš ryto, 6 pajudam į džiunglės. Tai nežinau, kiek buvo jums įdomu šiandien mūsų žiūrėti, kaip mes žaidėm, buvom, apsipirkinėjom, važiavom, jo. Nežinau, kiek buvo įdomu, bet ne visas dienas gali būti įdomios. Kažkiek turbūt ir važiavimo dienų, kažkiek turbūt ir apsišopinimo, bet manau, kad rytojos dieną daug ko atpirks. Tai mes su tėti sakom, ate, labanakt, labą rytą, nesvarbu, kiek laikė žiūr, bet pas mum labanakt. Ir jo, mes einam ilsėtis, nes rytoj keliamės anksti iš ryto ir važiuojam į Kalakmulą džiunglius. Tai laukite tęsinę. Ir jeigu dar nematėt praeitų mūsų kelionės vlogų, eikit būtinai pasižiūrėti atgal. Ir like, subscribe, share, follow. Jau gal, šio. Labanakt, čiau. Labanakt. Šeima crazy ir drąsi, visi kartu ir nieko mums netrūksta. Uždega saulė mūsų veido šypsenas. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims.